Dabar dėl pranašo žmonos Avišos atsakysiu. Žodžiu, labai daug čia nusiteikusių prieš islamą vien dėl to vieno argumento čia prieš islamą, kad jai ten buvo 6 metai ar ten ir po to 9 metų ten jie pradėjo ten lytinį gyvenimą. Tai kaip iš tikrųjų buvo? Yra dvi versijos. Mokslininkai sako chronologiškai, kur apskaičiavo, kad jai turėjo būti daugiau negu 9 metai, jai turėjo būti apie 19 arba 20. Tai žodžiu negalėjo tai būti, kad pranašas pedofilas ar dar kažką. Žodžiu, toliau. Aišos tėvas buvo Abu Bakras, pranašo geriausias draugas. Tai įsivaizduokit patys, ar kuris tėvas atiduos savo dukrą, jeigu ten kažkas, žodžiu, kad jeigu, tarkim, pedofilui, kas atiduos? Niekas. Tai žodžiu, tokia tiesa yra, kad tais laikais tai buvo įprastas dalykas ir nieko pranašas blogo nepadarė. Nes pasižiūrėkit į savo Bibliją, tarkim, nežinau kokį tikėjimą, ar tikit ar netikit, bet pastudijuokit Bibliją, Senąjį testamentą, Naują testamentą. Ten pranašų žmonoms būdavo po 10-12 metų. Ten, man atrodo, vienai net 3 metai, ar kiek ten, žodžiu. Tai jūs biški, žodžiu, mąstykit. O šiaip tai jum tas neturėtų rūpėti, kiek ten pranašo žmonai metų. Jum tik tais jūsų yra reikalas, o ne kažkieno kito. Žodžiu, nereikėtų žiūrėti kitų ten gyvenimus, kitų žmonas. Pirma, žiūrėkit savo. Toliau. Pranašo Aiša, jei neklystu, pirmoji, kuri išmoko Koraną. Ir po to visą gyvenimą mokė žmonės. Daugiausia haditų perdavė. Tai žodžiu, nebuvo taip paprastas žmogus. Čia Allah parinko, kad taip įvyktų. Dėl to jūs negali teisti. Žodžiu. Norisi uždaryti šią temą, nes matau daug kas čia rašinėja, kaip čia. Islamas aiškiai sako, kad moteris gali tekėti tik tada, kai yra subrendus ir fiziškai, ir protiškai. Negali būti mažametė mergaitė ar kas ten spręsti, kad ištekėti ar ne. Turi pati nuspręsti, žodžiu. Toliau. Pažiūrėkit, pavyzdžiui, kas Lietuvoje darosi. Parodykit bent vieną, aišku, gal ir yra ten, bet 15 metės, tarkim, jau seniausiai būna praradusios nekaltybę ir gyvena lytinį gyvenimą. Žodžiu, ką dar čia? Tarkim, kad ir Lietuvoje dabar kokie, tarkim, laikai. Žmogus atsako nuo 18 metų, tarkim, jau kaip suaugęs skaitosi. Bet jeigu, tarkim, jaunesnis biški ir jau labiau subrendęs, tai jisai gali, tik yra valstybėje tas įstatymas, man atrodo,
gali anksčiau susituokti negu 18 metų. Tai vat, o šiaip jums tikrai neturėtų rūpėti pranašo žmonos amžius. Ir tiek žinių.